Sveiki, Elijau. Labas, Vaida. Aš kurį laiką iš tikrųjų norėjau jau jūs pakalbinti ir susitikom. Praėjo kažkiek laiko, bet ačiū Dievui, kad mes susitikom. Taip. Aš ir labai norėjau, ne tik, kad jūs mane aplamai susitikti, pabūti, pasižiūrėti. Kaip. Tai šiandien mes kalbėsim tokia gana jautria tema ir man asmeniškai, jums tai yra darbas, jūs esate priklausomybių terapeutas. Ir šiandien šiek tiek pakalbėsime apie priklausomybę. Man tai realiai ne vien darbas. Jis yra toksai kaip gyvenimo būdas labiau, kur pats gaunu labai daug atsakymų apie savo asmenybę, apie savo elgesį, apie savo įpročius kažkokius, apie savo jausmus, emocijas ir visą kitą. Tai mes, Elijau, su jumis susitikom jūsų kabinete, kai aš kreipiausi į jūs pagalbos ir tą pagalbą gavau. Turiu čia šiam pokalbį susirašęs krūvą klausimų, bet aš kažkaip labai tikiuosi, kad tiesiog išeis toksai paprastas, jaukus, jautrus ir kartu ir naudingas žmonėms, galbūt tiems žmonėms, kurie susidūrė su priklausomybė, šiuo metu kovoja, galbūt artimai aplinkai. Ir tiesiog bus įdomus pokalbis, jie sužinos, kad yra Elijus. Galbūt išdrįs kreiptis pagalbos, jeigu tos pagalbos reikia. Bet prieš pradedant, tai gal toksai mano bendras jausmas apie priklausomybę. Aišku, tų priklausomybių yra įvairiausių, bet aš galbūt šiandien norėčiau kalbėti apie tas tokias, kurios yra gal skaudžiausiai liečiančios. Net ne tik tą žmogų, kuris yra priklausomybėje, tai yra alkoholis, narkotikai, bet ir aišku visą aplinką jo. Tai va, ir man toks jausmas, kad Lietuvoje tai yra tokia didelė tema, kad labai daug žmonių su tuo susiduria. Bet kažkurio momentu vis dėlto tai yra vis dar tam tikra tabų tema arba tokia tema, kurią mes nenorim kalbėti arba apsimetam, kad jos nėra, arba kai su ja susiduriam, kažkaip bandom tvarkytis vieni. Tam tikra stigma yra joje. Tai jūs kaip priklausomybių terapeutas, žmogus, kuris ir dirba šioje srityje, ar galvojat, kad panašiai taip ir yra, kaip aš galvoju? Jau daug metų tas yra ir iš tikrųjų truputėlį gerėja situacija, jeigu lyginant prieš 10 metų ir dabar, kad žmonės daugiau laisviau kalba apie priklausomybę, daugiau jos tos informacijos viešos yra, kas tai yra, kaip jin veikia, labiau jau priima žmonės kaip ligą, sutrikimą, o ne kaip valios trūkumą ar charakterio kažkokią silpnybę. Yra atsidariusios ne viena reabilitacija, kurios įvyksta gydymai ilgalaikiai. Bet tikrai yra dar daug paslapties, daug gėdos, daug nekalbėjimo ir daug slėpimo, ypač artimų žmonių. Ypač tie, kurie konkrečiai susiduria kiekvieną dieną su priklausomu žmogum, kaip artimieji arba pats priklausomas žmogus su vartojimu. Tas jausmas toks gėdos, svetimos arba asmeninės gėdos, jisai labai imponuoja arba veikia žmonės. Netgi priimti pagalbą arba kreiptis pagalbos arba tiesiog paviešinti tą bėdą, kad reikalinga pagalba. Aš atsimenu, kai man pačiai reikėjo pagalbos, aš tiesiog ne pati galbūt kovojau su priklausomybė, bet iš tikrųjų mačiau ją iš pirmų eilių, susidūriau šeimoje, kai mano vaikui buvo negerai. Tai ėjau pas terapeutus, ieškojau literatūros visokiausios, tikrai buvo momentų, kai jaučiausi viena. Ir atsimenu, jau kai jau tikrai jau buvo tokia didžiulė duobė, tada ir atsiradot jūs mano kelyje ir gan suklusau išgirdus, kad yra priklausomybių terapeutas. Tai vat man galvoju prieš visą tai pradedant ir čia tikriausiai bus įžanga ir toliau mūsų pokalbį, kuo šiaip priklausomybių terapeutas skiriasi nuo iš esmės terapeuto? Pagrindė tai specialybės klausimas. Nes jeigu jam man tik tais terapeutą, nepriklausomybių terapeutą, tai jis apima tokį
labiau platesnį spektrą. Ten jausmai, nerimas, netektis ir daug kitų dalykų. Kodėl priklausomybių terapeutas arba konsultantas, jis labiausiai dirba su ta problema, vien tik su ta problema. Su priklausomybėm arba kažkokia priklausomas žmogus nuo kažkokios medžiagos ar priklausomas elgesys kažkoksai. Kodėl tai yra labai svarbu? Nes gydyme priklausomybių arba sveikimo kely yra svarbu pas priklausomą žmogų konkretumas, ribos, konkretumas ir viena kryptis. Nes priklausomas žmogus arba netgi priklausomo žmogaus artimieji yra linkę pasiklysti tam kely. Ieškodami ten pagalbos, darydami tiek ir gaunasi konkrečiai problemos ir nesprendžia. O priklausomybių konsultantas, terapeutas, jis konkrečiai dirba su to ir jisai nebesiplečia kažkur kitur, o tiesiog su pačia ta liga dirba. Tai toks ir skirtumas yra. Taip, bet aš galvoju, tada ta pati priklausomybė, jinai turi ir savo psichologiją, ne, kaip jinai veikia kažkokią schemą. Jo, tai turi psichologiją, tai yra ir jausmai sutrikę, ir susirgę jausmai, emocijos, ir smegenys yra pažeistos, ir elgesys pasikeitęs, įsivystė kažkokie mąstymo klaidos arba saviapgaulės mechanizmai mąstyme, bet vis tiek pirmiausia yra pati priklausomybės liga, kuri turi simptomatiką, kuri turi tam tikras jėgas, turi tam tikrus susitvarkymo būdus, todėl terapeutas neturi iš tų rėmų išeiti. Nepradėti ten priklausomų žmogaus kažkaip tais, aišku, dėl vartojimas ateina iš didelių pasiekmių, iš didelių aspektų jis ateina. Bet vis tiek kažkaip tai tie rėmai turi būti, nes priklausomas žmogus jisai linkęs yra terapeutą nuvesti visiškai kitur negu kur reikia. Ir dažną kartą iš tolerancijos, iš to kažkokio empatijos, kartais patys specialistai jie pasimeta ir gali tas priklausomas žmogus kabinete jį vedžioti už nosies ir pusę metų. Kalbėdamas apie savo skausmą, kaip jis nemylimas, kaip jis tas, bet turi pastoviai gražinti. Bet tu vartoji, kad jam ateitų tas suvokimas, kad, kaip čia pasakyti, kad nebegali savęs apgauti. Kad va čia yra pagrindinė problema. Ir dažniausiai būna, kai pasitraukia ta vidinė problema, pagrindinė problema, vartojimas kažkokios medžiagos, ten alkoholis, narkotikai arba elgseno priklausomybės, ten azartiniai lošimai, socialiniai tiklai, apsipirkimas, ten kompiuteriniai žaidimai, tada įsisprendžia ir daug kitų dalykų, kaip pasitraukia. Tada ir jausmai nurimsta, ir jis pats atgauna sveiką protą, jis pats susivokia, nes žmogus jis pats gali susitvarkyti su savim. Jeigu jis yra brandus, ta prasme, mokantis, kiek jam išeina, tiek susitvarko. Tai jūs paminėjot simptomus, aš galvoju, kada galima sakyti, kad arba kaip žmogui suprasti, kad jis jau yra priklausomas? Nu, va čia yra toksai labai jautrus ir labai išminties reikalaujantis mąstymas arba klausimas. Tai reiškia, nes yra dvi stadijos. Yra žalingas vartojimas arba priklausomybės sutrikimas arba liga kaip kiti. Aišku, liga mažai kas vadina dar, labai sunku, netgi pavyzdžiui, kai dirbau reabilitacijos centruose, netgi ten tu negali, dabar tiksliai nežinau, bet pavyzdžiui, prieš 5 metus net negalėdavai kažkaip tai sakyti, kad tu gydai kaip liga, priklausomybė. Tu labiau kaip tokia terapinį žmogų arba užsiemi terapiją, kaip vadai atreabilituoji nuo kažkokių socialinių praradimų įgūdžių arba kažkokios tokos. Bet dabar jau vadina sutrikimu ir liga. Aišku, tai yra lėtinė liga. Viena, ką reikia suprasti, kad priklausomybė yra lėtinė liga. Jis neateina iš karto, va taip, aš sėdžiu, kažkiek tais truputėlį alkoholio pavartojau ar kažkokio narkotiko karts nuo karto ir va taip aš iš karto tapau priklausomas. Ne, jis eina lėtinis, tai po truputį, jis gali vystytis 10 metų, jis gali vystytis 15 metų. Kitą kartą žinau, kad žmonės 40 tampa priklausomi. Jo, tai va čia tokie dalykai.
Tai kadangi tai yra ta lėtinė tokia liga, ar ne, tai ta simptomatika vat nėra, kad nežinau, nes mes dažnai labai vis tiek, kai matom, tikriausiai galbūt irgi tas įvaizdis yra toksai, tarkim, alkoholikas. Tai jau tu įsivaizduoji tą žmogų, kuris ten netekęs šeimos, netekęs darbo, nieko netekęs ir atrodo jau ten jisai vos ne gatvėje vaikšto ir ieško kažkur iš... Tai šitoj vietoj čia tikriausiai nėra visiškai tiesa, ar ne? Nėra tiesa visiškai, kad alkoholikas turi taip atrodyti, taip ir taip. Kažkas yra pasakęs, kad priklausomybės liga, ar alkoholizmas, ar narkomanija, ar dar kažkokias kitos medžiagas, kurias vartoja priklausomas žmogus, sako, kad išlygina visus socialinius sluoksnius. Visus. Nesvarbu, ar kokia pas tavai specialybė, koks pas tavai išsilavinimas, kokias tu pareigas užiminėjai, ar tu pasiturintis, ar socialiniai remtinas žmogus. Jeigu žmogus tampa priklausomas, priklausomybė tampa nebesvarbu, kas tu esi. Tai, pavyzdžiui, iš savo patirties, kiek jūs turite vis tiek klientų, žmonių, su kuriais dirbate, tai kuriuo metu žmogus kreipiasi jūs? Kreipiasi dažniausiai būna keli variantai. Kreipiasi tada, kada nori artimuosius nuraminti, kad kažkaip sprendžia problemą. Čia jie sako, kad aš priklausomas, man viskas gerai, bet atėjau. Jo, tada jau mato, kad jos pradeda spausti artimėje, tai žmona vyrą, ar tėvai vaiką, ar atvirkščiai vyrą žmoną, ar kažkokios mamos sūnų vyresnį, tai kai pradeda spausti, kelia pasekmes, sustato ribas, padeda jiems toksai tapti diskomfortas vartoti, tai jie, kad nuraminti artimuosius per manipuliaciją, pradeda ieškoti pagalbos. Ir tada kreipiasi. Bet tas kreipimasis dažniausiai būna vienos konsultacijos laikas. Jie ateina, pakalba, kažką tais ten ta prasme pasidalina tai paviršutiniškai, netgi kitą kartą tiesiai šviesiai pasako, atėjau dėl to, kad nuraminti mamą, kad aš sprendžiu, bet aš nematau problemos. O, pavyzdžiui, tokiu atveju būna situacijų, kai, pavyzdžiui, matot, kad akivaizdžiai yra problema, arba atvirkščiai, gal ir nėra čia problemos. Jo, yra tai buvę. Netgi yra buvę tai, kad labai ypač mamos, kurios augina paauglius, jos kartais vieną pavartojimą labai stipriai sureikšmina. Arba kelis pavartojimus, ten tabako gaminių, arba marihuanos kažkokios. Taip, tai netinkamas elgesys, negalima vartoti nei vieno, nei dviejų, nei trijų, bet reiktų irgi išlaikyti artimiesiams sveiką protą, ypač mamoms kažkodėl, kad vieną kartą pavartojimas arba dviejų, tai nereiškia, kad žmogus yra priklausomas. Kad tai jau yra kažkokia globali bėda, kuri reikia visom pajėgom spręsti. Bet tai yra ko gero tam tikras signalas. Tai yra signalas, tiesiog, kad žmogus kažkur tais neatsilaikė, pabandė pirmą, antrą kartą gyvenime savo narkotikų. Tai reiktų įsiaiškinti priežastis, dėl ko jis tai padarė. Kokias dažniausias priežastis paaugliui, jeigu jam ant vartojimo pirmų kartų, tai būna paprasta įtaka. Įtaka tai gali būti nebūtinai kitų žmonių ar draugų, ar kažkokių pažįstamų. Įtakoti paauglys gali pats save, nesusitvarkydamas su savo jausmais, su savo kažkokiais išgyvenimais, su savo atsakomybėm, su savo mokslu pačiu, su savo krūviu, kurio jis yra apkrautas tiek mokyklui, tiek namuose. Ir jis ieško to greito sprendimo, kažkur nugirdęs, kažkur pamatęs, kažkur tais kažkas pasidalino, kaip yra taip faina, ir jam užsinori užsibandyti. Ir tada jis pasibando tą narkotinę medžiagą, ir jis kaip ir pamirštų tai tą bandymą, bet netyčia sužino artimieji. Ir jie pradeda pūsti tą burbulą, kad aš žinau paauglių bent jau kokį 10, kad jie 2, 3 kartą ir 5 pavartojo vien dėl to, kad gavo per didelį spaudimą iš artimųjų, kai jis 1 kartą pavartojo. Kaip keršto priemonė. Jūs ieškot problemos, turėsit problemą. Suprantat, ir gaunasi va taip pat, jo. Ir čia labai yra taip toksai, kaip sakyt, labai slidus dalykas. Gerai, o pavyzdžiui, būna tokių situacijų, kad ateina pas jūs ir paskui grįžta, jau tikrai pats, po metų, nežinau, 1,5. Būna.
2-5. Būna. Būna ateina. Jo, būna ateina. Būna, netgi būna taip, kad, pavyzdžiui, yra keli buvę paaugliai, kad jie atėjo, kaip artimųjų skatinami dėl vartojamos kažkokios medžiagos, bet jie konsultacijos metu išsigrynina, kad tos konsultacijos gali būti naudingos ne vien tik tais tai, kad jis vartoja kažkokią medžiagą. Dėl jo savivertės, dėl jo požiūrį į gyvenimą, dėl jo vienatvės pačios, ar dėl kažkokios gėdos jausmo, kurį jis ten labai spaudžia, vienatvės kažkokios, nerimo daug, kuris turi. Ir jie tiesiog paskiau nori eiti ne dėl to, kad reikia čia man priklausomybę gydyti, bet jie pamato, kad jie gali kažkaip tais jaustis saugus, jaustis priimti. O tarkim, pavyzdžiui, ateina žmogus, kuris tikrai yra priklausomas, nebūtinai paauglys, galbūt jau suaugęs, ir aš galvoju, jūs kaip terapeutas, kokį pirmiausia užduodat klausimą arba ką jums svarbu išsiaiškinti tokiu atveju? Pirmiausia, beveik visada aišku, kartais nepavyksta, tu tiesiog automatiškai klausimą kažkokį užduodi, bet dažniausiai stengiuosi klausimą užduoti visiškai nesusijusi su jo vartojimu. Visiškai. Labiausiai tikslas yra pirmoji konsultacijoje, kad jis pasijaustų saugus ir nebejaustų gėdos, kad jis vartoja. Nes jam labai yra gėda. Tai įdomu man suprasti tą psichologiją priklausomo žmogaus. Jo, tai pagrindiniai yra tas jausmas dominuojantis, tai gėda. Kartais žmonėm, ypač artimiesiems arba tie, kurie nori padėti priklausomam žmogui, ne vieną kartą esu girdėjęs, kad nepriklausomas žmogus nedėkingas, jis nepriima pagalbos, jis nevertina, jis neatsakingas, jis manipuliuoja. Jo, ten toks. Taip sutinku, kad jo elgesys, jo kalbos, jo žodžiai gali taip atrodyti. Bet priklausomo žmogaus pagalbos šauksmas koks yra? Toks netiesioginis, padėkit man, kad man blogai. Tai koks yra? Pyktis, manipuliacija, nepriėmimas pagalbos, nevertinimas, agresija. Čia yra pagalbos vidinis šauksmas, kad man yra blogai, nepalikit manęs ir tikėkit manim avansu. Ir jis ko gero šiaip iš tos artimiausios aplinkos to nebegauna. Jo. Nes aišku, aplinka yra pavargusi, išsigandusi ir kartais supykusi, nusivylusi ir nebemato vilties, išeities ir patys susirgi. Ir toksai gaunasi tada uždaras ratas, kad visiems skauda, bet niekas... Jo. Ir dažną kartą, kai ateina tas priklausomas žmogus su artimaisiais į konsultacijas, kokie, nežinau, dar per patirtį kokie, čia nesuskaičiuosi, bet priklausomas žmogus kartais neina į sveikimą vien dėl to, kad terapeutas pasako, kad reikia sveikti ir pačiai aplinkai. Aplinka supyksta. Nes kai atsuki veidrodį, kai sakai, va čia yra problema, dėl ko jis vartoja. Dabar jį palikim, jamam jūs, kaip aplinka, va toks elgesys jūsų jam suteikia sąlygas vartot, va toks elgesys jam padeda vartot, va taip, va tas ir tas ir tas ir tas, jam sudaro sąlygas vartot. Artimieji supyksta, tai čia pas mus problema. Čia pas jį problema. Jeigu jam man didelę patirtį iš reabilitacijos, žmonės baigia reabilitaciją po metus laiko. Bet jeigu reabilitacijos metu, kol žmogus veiksta reabilitacijų per terapiją, per savijaugą, savistabą, tam tikrus rašto darbus, tam tikrą literatūrą, dvasinius kažkokius dalykus, bet jeigu aplinka pati kartu to lygiai neina su jo į sveikimą, jis kai grįžta į tą pačią aplinką, atkristi padidėja, aišku, čia procentais labai sunku, bet kokį 70% padidėja tikimybė atkristi tam žmogui, jeigu pati aplinka nepasikeitė. Tai man šitą istoriją gal kažkiek ir atliepia gal mano patirtį
nes mes, kai susitikom, tai kad ir kaip buvo sunku pripažinti, bet akivaizdu buvo, kad visos tos problemos didelė dalis buvau ir aš pati, kaip auginau savo vaiką, kaip viską norėjau duoti, kaip vieniša mama, nori suteikti kuo didžiausias visokias galimybės vaikui, kartu labai daug dirbi, vaikas yra apleistas, aišku, praeity yra visokių pridaryta klaidų ir man pačiai buvo taip pat labai sudėtinga netgi gal priimti tą informaciją, kad Vaida, o dabar pakalbėkime apie jūs. Ir va, tas irgi buvo ribų klausimas ir kiti dalykai, nes dar visoje šitoje dalyje aš galvoju, mes Lietuvoje kalbam apie priklausomybę, pati su to irgi susidūriau, sakau, aplinkoje savo, bet kai išgirdau terminą kopriklausomybė, aš taip suklusau, nes nebuvo man labai stipriai girdėtas tas terminas ir iš viso, ką jisai reiškia. Bet iš esmės tai kiekvienoje aplinkoje, kur yra priklausomas žmogus, tai yra kopriklausomi aplinka. O jūs galite biškai papasakot? Kas tai yra per situaciją? Nu, dabar termiškai vieną dalyką reikia suprasti, kad kopriklausomybė tai nėra priklausomas kažkoks sutrikimas. Jo. Tai labiau yra kaip ne liga. Socialinis. Jo, tai yra tiesiog jausmai kažkokie susipainioja, elgsena ir tai yra, ta prasme, greitai sutvarkoma. Realiai labai greitai sutvarkoma. Ir tai nėra visam gyvenimui, kaip, pavyzdžiui, priklausomybės liga yra visam gyvenimui, ko priklausomybė nėra visam gyvenimui. Taip, tai iš esmės priklausomybė ir ko priklausomybė yra du skirtingi dalykai. Du skirtingi visiškai dalykai. Netgi priklausomo žmogaus, kuris jau realiai priklausomas žmogus, jo pagrindinis tikslas yra visą savo artimą aplinką, darbą, verslą, kiemą, draugus įtraukti į jo vartojimą ir kad jie taptų ko priklausomi nuo jo. Jausmais, kalte, manipulacija, netgi būna tai, ir tas labai padeda tai, kad artimieji, draugai, giminės neviešina vartojimo artimo žmogaus. O kai yra visi susirgę, vienoj lygoj ir gaunasi dar neviešina ir jie sukasi tuose dalykuose daug metų gali suktis, 10, 15, 20, a kiti ir numiršta mamos kartais alkoholikai sūnum, kurie gyvena 55 metų visada su mama gyveno. Jie mamos ir numiršta kartu ir jie toliau geria. Vien dėl to, kad nesugeba paviešinti iki galo tos problemos, kad ateitų kitas žmogus, nebūtinai specialistas, kad kažkoks įneštų kitą požiūrį, kad taip negali būti, taip turi ribos būti pastatytos, turi pasiekmes būti, turim netgi kardinaliai kažkokias priemonės priimti, kad ir susitarimo nevykdymas tolygus pasakymas, jeigu suaugęs žmogus išeik, pavyzdžiui, iš namų gyventi. Nes tu trukdai mums čia, mes nenorim būti tavo priklausomybės vergai. Ten planuotis atostogas ir bijoti tave palikti namuose vieną. Arba grįžtų namo ir aš turiu savo piniginę slėpti, kad tų pinigų nepavoktum iš manęs. Ja. Čia taip, kai kalbam, tai labai atrodo viskas racionalu ir lengvai įgyvendinama, bet tikriausiai, kadangi, kad kaip ir kalbėjom, kad priklausomybė tokia lėtinė liga, tai ir ta aplinka, taip man atrodo, paleta susirga, bent jau galbūt iš tokios savo patirties. Labiau susargdinama, nes priklausomas žmogus jisai sargdina aplinką. Ir tada toksai gaunasi gal įdomus šokis tarp priklausomo žmogaus ir aplinkos, kad, bent iš mano patirties, kad tu visą laiką patiki, kad va dabar jau tikrai bus gerai. Va paskutinis ir dabar jau tikrai bus gerai. Ir galiausiai šitoje situacijoje... Čia kaip priklausomas žmogus, paskutinį kartą geriu. Čia gaunasi, toliau nebegersiu. Duok man. Pas artimuosius, čia dabar tai vis tiek jis pasitaisys. Jau dabar tai viskas bus gerai. Dabar tai jis suprato. Tai kaip, pavyzdžiui, šiaip, taip gal trumpai paaiškinti, gal kad žmonės atpažintų ir savo situaciją, bet, tokia, kaip, ar tai progresas, ar dinamika, ta prasme, toksai, kur, jum yra akivaizdu, o aplinka sukasi tam rate ir vis dėlto nemato. Tai pirmiausia pasitikrinti su realybėje. Jeigu aš, pavyzdžiui, paimkim, priklausomas žmogus yra suaugęs. Yra paauglys, yra suaugęs. Ten, aišku, 14 metų paauglys, 15, ne visiškai tu gali nuo jo atsiriboti, ypač jeigu tėvai, ta prasme, reikia kažkaip tai laviruoti. Bet jeigu yra suaugęs priklausomas žmogus, tai paprastas yra dalykas. Tie, kurie artimieji yra to priklausomo žmogaus, turėtų savo pasisakyti.
ar mūsų gyvenimas nesisuka aplink tą priklausomą žmogų. Jeigu didesnė dalim gyvenimas tavo kaip asmenybės nepriklausomo, bet gyvenančio šalia priklausomo žmogaus sukasi labiausiai aplink šitą priklausomą žmogų, tai jau yra bėda. Nu, pavyzdžiui, sukasi aplinkui, tai tarkim... Nu, tai reiškia, aš bijau namuose jį palikti vieną priklausomą žmogų, bijau, kad jis daiktų kažkokiu neparduotų. Tai aš tada neisiu kažkur į darbą, arba prašysiu kažkokių giminių, kad atvažiuotų pabūti su juo, arba prašysiu kaimyno, kad karts nuo karto pasižiūrėtų, arba skambinsiu, kas valandą laiko patikrinsiu, ar gyvas, ar nenumyręs dar, arba kai būna, žinot, naktį atsikelsiu ir eisiu pasižiūrėsiu, kai jis prisigėręs alkoholio ir jis dar kvėpuoja. Būna ir taip. Jo, nu kaip ir natūralu, tu jausmus jauti, tau norisi pasitikrinti. Arba kaip pavyzdžiui, žinot, kaip kitą kartą netgi atostogas, kažkokias šventes, kaip pasakyti, derina su priklausomo žmogaus poreikiais. Tai, nu, aš nevažiuosiu atostogauti, arba aš jį iemu kartu su savim, o jis ten fejerverkus daro tose atostogose, arba aš niekur nevažiuoju ir lieku su priklausomu žmogum, nes aš bijau, kad jis gali savo kažką pasidaryti, gali pusę namų išnešti, gali čia atsivesti savo draugų vartoti. Nu, va toks. Ir gaunasi, tada jau nereikia taikytis prie priklausomo žmogaus vartojimo. Reikia sustatyti ribas, kad jis priimtų sprendimą keistis. O jeigu nesikeičia, tada jis turi pilną atsakomybę prisiimti už savo gyvenimą ir nešti pilnas pasiekmes. Pilnas pasiekmes. Bet aišku, tikriausiai gana dažna situacija, kad tos problemos jos yra tokios, bet, nu, tarkim, yra vaikai namuose, galbūt ten vis dar turi darbą, gal dirba, uždirba, prisideda prie šeimos biudžeto ir tada nėra galbūt taip lengva pasakyti, nu, arba taip, arba taip. Nu, čia irgi reiktų pasitikrinti su sveiku protu. Dirba, atneša į biudžetą, bet kiek ir išneša iš to biudžeto. Jo. Aš vieną kartą taip kažkaip man tokia mintis, kai reabilitacijų dirbau. Pagrindinis pasiteisinimas dažną kartą būna ypač alkoholio vartojančių žmonių, kodėl dar viskas yra normalu. Tai, kad aš turiu darbą, kad aš turiu kur gyventi ir dar ten populiaresnis būna, kad, nu, aš ten neturiu baudų, paimki mane dar ten kažkokių. Bet tai yra nerodiklis, kad tu turi darbą, tai nereiškia, kad tu neturi problemą. Toks vienas dalykas, aš atsimenu, kažkada Vilniuje aš pastebėjęs, kad prie darbo biržos atvažiuodavo statybos firmų vadovai, susirinkdavo, ten laukdavo žmonės, kurie geria ir juos susirinkdavo į darbą, nors jie alkoholikai. Tai gaunasi, alkoholikai irgi dirba, suprantat, ir gaunasi darbas, tai dar nerodiklis yra, kad problemos nėra. Čia jau esmė, ta prasme, čia nebegali eiti, kaip pasakyti, į naudas kažkokią žiūrėti. Čia tiesiog reikia jau pačią priklausomybės lygą sukoncentruotis. O yra kažkokia, mes aišku, čia kiek ir kalbam, vis gal daugiau apie alkoholį, ar priklausomybė narkotikams ir alkoholiui, ar yra skirtingo kažkokio lygio, sudėtingumo, kaip elgiasi žmogus namuose? Nu taip, aišku, dar žiūrint, kokios narkotinės medžiagos yra įvairių to narkotinių medžiagų. Kaip ir alkoholio įvairių rūšių ir poveikis yra įvairus. Ir elgsenos visai kitokios yra. Aišku, dar labai priklauso, kokiai būsenai tas žmogus pradėjo vartoti va šią akimirką. Kas jam atsitiko prieš 3 valandas, ar jis ramus buvo, ar jam nelaimė kažkokia, ar sukaupti jausmai. Aišku, skiriasi. Aišku, skiriasi. Bet iš esmės tikriausiai pasiekmes arba ta tokia dinamika, jinai vienoda būna jau... Nu... Kaip sindromas priklausomybės medžiagos, tai jis arba sutrikimas priklausomybės ligos, tai yra vienas, bet kartais žmonės tokį polinį vartojimą turi, arba polinė priklausomybė vadinasi, kai jis vartoja kelias medžiagas. Jo, pavyzdžiui, vaistus alkoholį ir tabaką kartu.
Ten kiti vartoja, pavyzdžiui, stimuliatorinius narkotikus, ypač ten ne patys jaunimas ten iki 17, bet ten jau nuo 18, kai, arba 21, kai jau gali pradėti vartoti alkoholį, jie kažkokiose pasilinksminamuose vietose dažną kartą vartoja alkoholį su stimuliatoriniais, stimuliuojančiais narkotiniai medžiagos, tai amfetaminas, kažkokie kristalai ar dar kažkokie, kad efektą tą suaštrinti. Jie maišo alkoholį su tais kitais narkotiniam medžiagom. Tai aišku, tos pasiekmės būna didesnės, tuo labiau dabar šiais laikais tos narkotikos rūšis tokios jos gaunasi, tapo daug nekokybiškesnės, labai daug nekokybiškesnės. Jau tų rūšių labai daug atsirado ir daugiausia tose rūšyse yra tų medžiagų, kurios yra cheminės, kurios veikia ne tik tais psichologija, bet ir fiziologija, koordinacija, sutrikimai, mąstymo atsilikimas kažkoksai ar dar kažkokie dalykai, kurie tiesiog, kai paimti pavyzdį, kai ten pradėjau dirbti prieš daugiau negu 15 metų, ten žmogus, pavyzdžiui, kad paimkim heroiną pravartojęs 10 metų, jis atvažiuoja į reabilitaciją, jis praeina ten 2 mėnesiai, jis atsigauna ir jis pradeda, kaip atrodo, kaip mąstantis nevartoja žmogus, nors jis 10 metų ten gal per pertraukas tą heroiną vartoja. Bet kai dabar atveža kažkokį jaunuolį, kuriem 18-20, pavartojęs tų kažkokių ten spice narkotikų, kristalų, jis pusę metų, 8 mėnesius vartoja, per metus žmonės nebeatsistato. Koordinacija sutrinka, baimės, paranojos įsivysto visokios, nerimo priepuoliai, drebulys kūno, tiesiog, tai yra labai stipru. O, pavyzdžiui, šnekant apie šitus visus dalykus ir paminėjot, pas jūs yra klientų, žmonių, kurie kreipėsi pagalbos daugiau jaunimo, jauno amžiaus? Jaunimas pats nesikreipia beveik niekada. Jis nesikreipia beveik niekada, kartais kreipiasi tada, kai, pavyzdžiui, aš kažkokią vedu edukaciją mokykloje. Kažkokią. Tai jaunimas mes kalbam dar apie moksleivius čia. Jo, moksleiviai ten 14, 15, 13. Tai būna kartais po edukacijos anonimiškai prieina prie manęs, mes pasikeičiam kontaktais ir prisipažįsta, kad ten rūkau žolę ten. Ar kažkokius kitus ten tos skysčius, kurie pila tas narkotinės medžiagas, kristalus, ten labai populiaru tarp jaunimo kristalai. Tai tada jie prisipažįsta, tada kreipiasi, bet dažniausiai į kabinetą kreipiasi artimieji. Artimieji. Irgi yra gerai, kai artimieji. Toks yra paradoksas, kai suaugusio artimieji kreipiasi, tai yra blogai. Jo. Nes tam tikrą prasme, kad žmogui padėti tikriausiai, tai jis pats turi norėti, kad jam padėtų. O dar jaunuolis dar tikriausiai nelabai gali sąmoningai suvokti. Jaunuoliai, jis negali visiškai suvokti, jisai netgi drąsos neturi tokios. Ir jis, suprantat, kaip matot, dažną kartą, kai yra suaugęs, jau priklausomas, jis jau tam turi istoriją vartojimo ir jis jau turi pasiekmių. Ir jam jau reikia jį, ta prasme, motyvuoti pačiam kreiptis pagalbą, nes tada yra toksai pats pirmas sveikimo žingsnis, kai jis pripažįsta ir prašosi pagalbos. Jaunuolis, jisai dar neturi tų pasiekmių. Ir iki pripažinimo priklausomybės gal jam dar reikės 20 metų. O gal jis ir gyvenime nepripažins, o gal jis pripažins pas tave kabinete. Kad tai yra gal ne kaip priklausomybės, bet kaip žalingas vartojimas. Bet bent jau tada jie sužinos, suprantat, tokį, kaip pasakyti, tikrą tiesą apie narkotikus. Nes kokia yra filosofija ar mitas tai, kad tarp jauno žmogaus, kad narkotikas tai yra kaifas. Va taip, kaifas susijusi su kažkokia malonė būsena, pasikeitusiu kažkokiu mąstymu, jausmais suaštrėjusiais kažkokiais. Jie nemato pasiekmių, jie nemato, kas gali būti, jie nežino, kas gali būti. Jie netiki su vyresniaisiais, kurie sako, kad taip ir taip bus, jie netiki. Bet tu, kai tiesiog pokalbio metu eini per tas visas simptomatikos, mato, kad jie gali būti priimti, tu jų neteisi, tu jie laisvai kalba. Nes šiaip jaunas žmogus dabar, ypač paaugliai, jie labai gyvena tokiam suspaudime. Suspaudime, Suspaudime, tokiam,
nu kaip čia pasakyti, visko suspaudė, aplinka spaudžia, mokslas spaudžia, artimieji spaudžia, pats jaunimas save spaudžia labai. Tikriausiai socialinė medija, prieinamumas prie tinklų. Pats jaunimas spaudžia, mada spaudžia, daug kas spaudžia, žargonai spaudžia, elgesys spaudžia, etiketė spaudžia, patyčios spaudžia, jis spaudžia labai stipriai. Jo, ir dar kas yra jaunimo, nu toksai, ne jaunimo, bet tokia kaip ir, matot, kas yra vartojimas? Vartojimas tai yra greitas rezultatas įspręsti savo būseną. O toks greitas rezultatas. O taip greitai pavartojau, man skauda, liūdna, apatija, nerimas, pavartojau, tą akimirką nusijėmė, gaunasi kaip ir be pastangų. Tu pats į save neinvestavai, tu nei į konsultacijas, neanalizavai savęs, neskaitai literatūros, o taip greitai pavartojai, nusijėmė. Greitas toks efektas. Jo, greitas. Tai yra va toks, va tos siekia žmonės vartodami. Į pirmus pabandymus toliau jie va taip pasiekia, kad pavartosiu pagerės. Ir pagerėja trumpam. Pagerėja, atsikeli, pablogėja, vėl pagerėti reikia. Ir gaunasi, įsivysto toks saviapgaulės mechanizmas, kuris vat, atrodo, kad pavartosiu pagerės, bet realiai pablogėja. Paskui jau vartoju, kad grįžtum į kažkokią normalią stadiją. Jo. Ir kai ateina į kabinetą žmogus, tai visų savo problemų atpirkimo ožį, galima tai pavadinti, arba, kaip pasakyti, kaltininką laiko alkoholį arba narkotinę medžiagą. Kad va čia yra problema. Alkoholis sugadina visą mano gyvenimą. Ja. Narkotinė medžiaga, ar heroinas, amfetaminas sugadino mano visą gyvenimą. Va čia jis kaltas. Ne jis kaltas. Bet ten problema. Problema atėjo alkoholis kaip pasiekmė tavo gyvenimo būdo arba elgsenos. Arba kažkokio neprisiėmimo atsakomybės už savo gyvenimą tam tikrų momentų, laiku nesprendai kažkokio skaudulio, jausmų kažkokių, nekalbėjai, nesakei tiesos, ar nedirbai su savim, apleidai save, savistaba neužsiėmėjai kažkaip tais. Ir gaunasi atėjo tas alkoholis kaip sprendimo būdas laikinai spręsti tavo problemą. O ta problema, jinai gali būti visai kitur. Mes, iš tikrųjų, aš galvoju, šiuo metu, nežinau, ir pati pasiklausau Gabor Mate, daug šneka apie tas traumas. Aišku, nesinori viską nurašyti vaikystės traumam, bet ir gal kaip prieš tai uždaviau klausimą, ko jūs klausėt, kai pas jūs ateina žmogus į kabinetą, tai galbūt tikėjusi išgirsti atsakymą, kad klausiu, ką tau skauda. Nu, perkeltinė prasme tas klausimas taip ir yra, realiai. Jo. Tai iš esmės, kaip ir kalbam, kad kažkur ta šaknis ir yra, kad alkoholis yra tik priemonė. Taip, tai yra priemonė, tai yra kaip vaistas. Kaip vaistas kažkokių tais dalykų. Uždėti pleistriuką ant ten, kur iš tikros. Jo, todėl pačios terapijos metu visiškai beveik nereikia kaip į medžiagą susikoncentruoti. Nors pats priklausomas žmogus pastoviai tave grąžina. Alkoholis. Dėl ko tai daro? Dėl to, kad jis nenori su savim susitikti. Nes jam labai yra gėda, skaudu, jis turės tada dirbti su savim. Ar nedirbti priimti sprendimą su savim, bet jis turės priimti sprendimą. Tas pats kaip ir priklausomas žmogus, kol nepripažinęs, jis visą laiką artimuosius veda prie to pačio klausimo. Kad čia alkoholis kaltas. Jis numeta atsakomybę nuo savęs, tai ne aš. Jo, ir kiti kalti, kad aš vartoju. Reikia apkaltinti draugus, mokytojus, valdžią, sistemą, bent linką apkaltinti, kad tik tai šiandien aš esu. Jo. Ir tas greitas noras nusiraminti, nuimti tą skausmą, jisai ne vien tik tai su vartojimu susijęs. Nes dauguma dabar ir man taip atrodo, aišku, čia mano filosofinės mintis, kad ir visi paaugliai dabar, žinot, kad ir mokyklose visur beveik nori rezultato iš jų, suprantat, greito rezultato ir nesvarbu, kaip tu jį pasieksi. Pažymys, kad geras būtų, kad gerai mokintumėsi ir nesvarbu procesas pats. Vartojimas irgi yra greitas rezultatas. Žmonės nebegalvoja procese, kokios pasiekmes bus. Svarbu man rezultatas. Jo.
Ir gaunasi taip, kad, žinot, mokinys gali gerais pažymiais mokintis, bet jau tu paklausi kažkokių praktinių dalykų, procese, ką tu sužinojai, kaip tu paaugai kaip asmenybė, kokie tavo jausmai, ką tu jauti, jis nežino. Pavyzdžiui, kai pas jūs ateina žmogus į terapiją ir, tarkim, supranta, kad jam reikia pagalbos, nori terapintis, tai per kiek laiko pavyksta užmegzti ryšį arba prisikasti prie kažkokių tai pirmų šaknų problemos? Aš esu toksai naglas terapeutas. Jo, tikrai. Toks nesu, kaip čia pasakyti. Aš pirmoji konsultacijoje, ypač savo paaugliais, stengiuosi padaryti taip, kad jis suprastų, kad čia pasislėpti nepavyks. Va taip. Ten metodika, tiesa, kad aš suprantu jį, ko elgsenas visas ir jis pripažįsta, kad taip elgėsi su šeimos ir jis supranta pačioj konsultacijoje, kad šitam kabinete jam nepavyks praslysti ir kažkaip tai svedžioti manęs už nosies ir pritempti prie kitų problemų. Ir tada būna tokie atvejai. Tie, kurie nori keistis, jie ateina antrą kartą, o kurie nenori keistis, atėjo dėl kažkokios varnelės, jie neteina antrą kartą, bet dažną kartą ateina po pusės metų. Jau kai realiai pripažįsta problemą ir sako, aš visą laiką prisiminiau tave, žinau, kad ateis problema, aš kreipsiuosi į tave. Bet čia tikriausiai yra pakankamai natūralu, nes kartais reikia tokio laiko tikrai susivokti, kad tokie, aš turiu problemą, man reikia pagalbos. Jo, čia būna ilgas kelias kartais būna. Ir čia kartais artimieji nori paskubinti šitą dalyką. Jo, ir netgi sako, kaip tu nesupranti? Jis tuo momentu nesupranta. Gerai, o kokios, pavyzdžiui, tada vis tiek turit kažkokį savo metodą arba taisyklės? Šnekėjom apie ribas, apie konkretumą, tai tikriausiai čia ta priklausomybių terapija nėra, kad, išsikalbėjo, kaip tu jautiesi. Tai yra viena dalis, bet kita yra kažkokie tai susitarimai. Jo, tai yra tiesiog darbas su savim, tai yra eiga, tai yra atsakomybė. Terapijos metu yra iškeliami tam tikri tikslai, dažniausiai jie apimami yra visas sritis, tiek fiziologija, tiek psichologija ir tiek dvasinius dalykus. Fiziologija, psichologija. Jo, tai nes vis tiek žmogus jis yra ir kūną turi, ir sielą, ir dvasinius dalykus, ir jausmus, jo, ir visais reikia dirbti. Kartais didelę klaidą daro, kad sprendžia vien tik fizinius dalykus. Ten, pavyzdžiui, kaip sergantis alkoholinė priklausomybė, jiems atrodo kartais, kad nuvažiuos į ligoninę, pagulės savaitę, pasistatys lašalinį ir problemą įsispręs. Taip įsispręs fizinė problema. Tau išvalys organizmą, tau alkoholis nebedarėsi pagirių, atsigausi kažkaip tais fiziškai, bet kitos dvi sritys jos niekaip neįsispręs. Bet aš galvoju, pavyzdžiui, čia irgi bent jau mano galvoje yra toksai momentas, kad priklausomybė, gal ypač narkotikam, yra, kad tu negali nevartoti. Ar čia yra tiesiog irgi toks mitas, kad ta fizinė priklausomybė, kad nėra taip lengva pasakyti, žinai, viskas, aš dabar nevartoju. Jo, yra tam tikri abstinenciniai laikotarpiai, nuo tam tikrų medžiagų skirtingi. Jeigu jam ten, pavyzdžiui, kaip heroinas, kaip medžiaga, tai ten pagrindinis efektyviausias yra iki 6 parų priklausant nuo dozės, kokios tu su dozės suvartoji. Tai reiškia fizinė pati priklausomybė, kai realiai tau skauda. Jo, kai tu negali miegoti, užmigti, vietoj nusėdėti, suko kaulus, tave pykina, tave tiesiog atrodo nerimo jausmai sutrikę ten. Nuo alkoholio ten 2 dienos, nuo amfetamino irgi ten kelios dienos ta fizinė priklausomybė. Paskui, aišku, ta psichologinė abstinencija, tai kai prasideda kaltės, realybė, atsakomybės, pasiekmes pradeda lysti, visokies nerimai, neviltis, kaltinimas savęs, toksai sunkiausiai išbūti yra tas pirmą mėnesį blaivybės, nes ateina realybė. Aišku, prižiūrint, kiek tu pasiekmių esi pridaręs. Jau ateina tokia realybė, kurie žmonės sveikstantis net laiko dažną kartą. Nes jie pradeda suvokti, kiek žmonių suįskaudino, ką prarado, kaip galėjo būti, jeigu taip nebūtų buvę, jeigu aš nebūčiau vartojęs. Viskas ateina.
visi jausmai, kuris užgliušindavo gerdamas arba vartodamas narkotikus, jie pabunda. Ir nesvarbu, kada tas įvykis įvyko. Aš turėjau atvejį vieną, kai konsultacija atėjo vyras skyrybas išgyvenęs. Ir jis išgyveno skyrybas prieš 5 metus, kada atėjo prieš mane į kabinetą. Ir jis dar prieš skyrybas jisai vartodavo alkoholį. Jis stabilus vyras, ta prasme, jis grįždavo, kažkiek to išgerdavo to prabangaus alkoholio ir jis įskyrė su žmona. Kai jis įskyrė su žmona, biški alkoholio dozė padidėjo ir jis taip visus 5 metus dozė didėjo, aišku, ten darbo neteko, taip. Ir jis atėjo pas mane į kabinetą. Ir po 3 savaičių pas mane ateina ir sako, Elijau, sako, ką tu su manim padarei? Sako, tu gali nušviesti, kas su tavim darosi. Sako, aš jaučiu, kad myliu savo žmoną. 5 metai praėjo, įsivaizduojat. Aš jaučiu, kad aš jos pavydžiu. Pradėjau sekti ją, sako, Facebook'e, kaip jin gyvena. Sapnuoti ją pradėjau. Pavydėti jos padėjau kitam vyrui, kurį turi jau dabar. Ir gaunasi, kad niekur tu nepabėgsi. Ir priklausomam žmogui, kai jis pradeda eiti sveikimo keliu, 1-2 mėnesis jiem pakelia viską. Viską pakelia, kuris buvo užgliušinęs tuos jausmus, tas mintis. Ir va tas yra svarbiausia. Va artimųjų labai yra svarbi tada tokia, kaip pasakyti, dalis yra pirmus tos 2 mėnesius. Tai va aš galvoju, šito vietoj įmanoma žmogui susitvarkyti su tuo ir kaip, tarkim, vis tiek pas terapeutą neis ar neskambinsi ten kiekvieną kartą, kai sunku. O tada turi įsikišti patys artimieji, todėl ir sakau, nesvarbu, kur žmogus tuo metu būna reabilitacijos ilgalaikį bendruomeniai ar kažkokioj namų sąlygomis, savitarpio pagalbas kažkokias eina grupės, o tuo momentu turi būti tai, kad kiek įmanoma artimieji jautresni. Ne tai, kad jam su pirštu, žinot, kai ką tik prabudo iš komos po 5-10 metų vartojimo ir jam, tu žiūrėk, va ten tiek pridarėjai, tu žiūrėk, va ten tiek pridarėjai. Aš tokia jums tiesą galiu artimiesiems pasakyti, kad jis žino, jums priminti nereikia. Jis žino ir netgi dvigubą jaučia kaltę už tai. Dabar, nes pas jį jausmai yra sutrikę. Ir tuo momentu norisi artimiesiems viską pasakyti, ką apie jį galvoju, kokį skausmą atnešė. Ir aš suprantu artimuosius, kad tai yra teisinga, kad tai yra sąžininga pasakyti, kad jie turėjo bėdų dėl jo vartojimo. Bet aš rekomenduoju palaukti, kol jisai sustiprės psichologiškai bent iki metų, kad jis galėtų pakelti tą informaciją. Nes aš įsivaizduoju, čia vėl mes grįžtam prie tos pačios irgi savivertės klausimo, kad tos savivertės pas žmogų priklausoma yra menka. Jo, labai menka. Labai menka. Ir užtrunka laiko ją atstatyti. Kartais ir neatstatoma yra, žinokit. Aha. Jo. Tai aš galvoju, iš esmės toksai, nežinau, iš jūsų, iš savo patirties, jūs tas receptas gyjimo, koksai būtų žmogus turi problemą, koks yra toksai naudingiausias receptas, ką daryti, pavyzdžiui? Tai pirmiausia, viskas turi būti aišku. Tai jeigu pradėti sveikti nori artimieji, kad artimasis pradėtų sveikimo kelią, tai reikia neslėpti problemos pirmiausia. Kodėl tai yra svarbu? Tai yra svarbu todėl, kad tu pats kaip artimasis nepapulsi į ko priklausomybę, nes turėsi kažkokią trečią nuomonę, kuri tavo atneš sveiką protą. Antras dalykas. Galiu dar paklausti, neslėpti, tai mes kalbam neslėpti ne tai, kad čia dabar ant Facebook'o sienos išsirašau, bet čia tiesiog mes kalbam objektyviai savo aplinkoje, kurioje gyveni. Jo, kiekvieni žmonės turi tokių žmonių aplinkoje, kur realiai žino, kad kažko jiems negalima sakyti, nes susilauks teisingus kritikos arba pamokymo kažkokio. Taip. Ir norisi nuo tų žmonių nuslėpti, nes jie atneš tokį, ta prasme, diskomfortą į tavo dabar požiūrį.
Tai va dažniausiai tokiems žmonėms ir reikia pasakyti arba konsultuotis, kaip jiems atrodo ir tikrinti su realybė. Ar aš čia nesergu pati, ar pats nesergu čia to priklausomų žmonių, kaip tau atrodo. Kai tu pasitikrini su realybė, tada gaunasi aiškumas. Ir ko dar yra tai svarbu, tada gaunasi, kai yra atvira pačiam priklausomam žmogui, jam yra nebesaugu vartoti. Jisai, ta prasme, jis turi kars nuo karto priimti sprendimą spręsti problemą. Nes ką priklausomo žmogus daro, jisai susidaro sąlygas, kad niekas netrukdytų jam vartoti. Netgi darbais gali mesti, nes darbas trukdo jam vartoti. Jis susimažina savo poreikius iki minimumo, jam nebereikia nei kaip rengtis, nei ką valgys, nei prausis. Svarbu, kad jam stogas virš galvos ir alkoholis. Jis susimažinama iki minimumo, jis yra pasiryžęs tą padaryti. Nes jam tai yra labiausiai brangus dalykas dabar. Todėl artimieji turi, ta prasme, sudaryti sąlygas, kad jis priimtų sprendimą, keistis, ieškoti pagalbos ir atvirumas. Ne tai, kai tu sakai, kad Facebook'e tai nereikia, ta prasme, bet kad kuo daugiau žmonių, ypač nesusijusių kažkokiais jausmais, giminystės ryšiais ar dar kažkokiais dalykais, bet artimi, su kuriais tu bendrauji, irgi žinotų tą problemą ir galėtų įkalti tą pleištą į tą manipuliacinį santykį, kad ateitų biški kartais sveikas protas ir artimiesiems, ir tam sergančiam žmogui, kaip priklausomui. Ja. Ir, pažiūrėjau, šitoje vietoje ir prieš tai, kaip kalbėjom apie tą gal fizinę, emocinę, psichologinę priklausomybę, lengviau, kaip čia gal net neklausimas lengviau, bet pas mus Lietuvoje yra bendruomenių, yra centrų, kur gali gydytis priklausomybę. Ar yra kažkokia, nežinau, bendruomenės galia, kuri padeda eiti tuo keliu? Čia vienintelis kelias. Realiai, jeigu jau įsisenėjusi priklausomybė, nežalingas vartojimas, bendruomenė, tai nereiškia, kad ten, aišku, reabilitacijos yra bendruomenių, kurie ten ilgalaikę reabilitaciją teikia iki metų laiko ir virš metų laiko. Ten labai nuostabios programos yra, dirba tikrai nuostabus specialistai, tikrai ir neblogi rezultatai ten yra. Ne tik tais, kad tik tais gydyme priklausomybių, bet ir aplamai kaip socialinių įgūdžių kažkokio ugdymo ir atstatymo ir išmokimo, finansinio raštingumo, kad ir pačios higienos, apšvietos, nes ten knygų daug žmonės daug skaito ir visa kita. Bet aplamai bendruomenė kaip priklausomų žmonių, kurie eina sveikimo keliu bendruomenė, tai gali būti nebūtinai reabilitacijos bendruomenė, tai gali būti savitarpio pagalbos grupė, netgi bendruomenė gali būti artimieji patys, kaip galingesnė jėga priklausomam žmogui, kurie kaip susitvarkymo būdas yra su juo sveikime, kai su jais gali kažkokią dieną susėsti, pakalbėti, kaip jaučiasi, ką mąsto, ką sapnuoja, ar įkyrios mintis atakuoja, jausti saugus pasikalbėti. Pati šeima gali sukurti bendruomenę ir nebūtinai tik tais priklausomybių temų. O aš galvoju, tai mes kažkaip nepaminėjom, bet tikriausiai Lietuvoje egzistuoja ir anoniminių alkoholikų grupės bendruomenės. Daug egzistuoja, daug egzistuoja. Aišku, čia irgi labai yra svarbu irgi pasitikrinti tas grupės. Nes yra labai brandžių grupių, kur žmonės eina tikrai tokiais dvasiniais dalykais, net čia nekalbant apie tikėjimą kažkokį dievų, bet apie tokius gyvenimo principus dvasinius, sąžiningumas, nuolankumas, ten atsakomybė, vyriškumas, jeigu tu esi vyras. Yra tokių, kurie realiai ten po 15 metų blaivybės, 20 metų blaivybės, kurie tu tikrai gausi naudą, kurie dirba terapiškai. Bet yra tokių grupių, kurie tiesiog ateina, pasėdi, pasikalba, įsivelia į kažkokius tarp asmeninius santykius ten ir to sveikimo nėra. Ten tokio giluminio. Tai va, ko žmogus ieško. Aš tai visą laiką rekomenduočiau ištirti grupės. Ištirti, ne? Ja. Bet aš galvoju, čia prieš tai truputį apie tą receptą pašnekėjom, tai jo, kad visų pirma tai neslėpti, suprasti objektyvią realybę, tada tikriausiai terapeutas, vis tiek reikia kažkokio vedlio, kuris padėtų to eiti tuo keliu. Jo, reiktų žmogaus trečio asmens, kuris realiai supranta simptomatiką, supranta sveikimo eigą,
supranta atkryčio prevencijas visas, nes yra tam tikros atkryčio stadijos, tam tikri yra susitvarkymo būdai, kurie padeda priklausomam žmogui, kuris jau blaivybės keliu eina. Ja, Jo, tai ir tada, aš kaip suprantu, ta tokia kažkokia bendruomenė, kas gali būti ir šeima, arba anoniminio alkoholikų. Vienam tikrai jam neįmanoma yra įsveikti. O jūs paminėjot atkryčio psichologiją, tai iš esmės, kadangi tai yra lėtinė liga, tarkim, iš pradžių žmogus kažkiek pasveiksta, paskui išeina jau vėl į gyvenimą ir tada yra kažkokie tiesiog kaip statistiškai įvykiai kažkokie, kurie pabandys. Kiekvienas žmogus priklausomas turi asmeninę simptomatiką, vedančias į savo atkrytį. Jo. Netgi tokia metafora yra, kad priklausomas žmogus, kuris jau turi priklausomybės ligą ir kuri yra nepagydoma, jisai gyvena likusi visą savo gyvenimo atkrytyje. Suprantat? Nes atkrytis tai nebūtinai susidaro, kad jis jau vartoja savo medžiagą. Tai labiau čia apie fizinį atkrytį kalbama. Kaip jau išgeria, tai dažną kartą terapeutai arba tie, kur užsiima terapija priklausomybių žmonių, sako, kad fizinis atkrytis tai jau yra paskutinė stadija. Dažniausiai būna pirmutinis psichologinis arba dvasinis atkrytis įvyksta pas žmogų. Tai kaip pradeda tokios, kaip paimti dvasinis atkrytis, kai jis nebesilaiko savo sveikimo principų, ten sąžiningumo, pradeda meluoti po truputį, manipuliuoti, lengvų kelių kažkur tais ieškoti, kažkaip atsakomybės nusimetinėti, o tokius dalykus. Tada įvyksta dvasinis atkrytis, jis griūna tas pamatas, paskui eina link psichologinio atkrytio, kai pradeda jau tokios tolerancija, o gal vieną kartą nieko tokio. O gal aš jau nueisiu, pabūsiu ten, kur vartojama. Bet čia tik mintis, ar jau veiksmas? Jo, čia tik mintis. Čia tik mintis. Veiksmas jau yra tada, kad jis jau nuėjo. Bet jis jau pradeda su savim eiti dialogą. Jis jau pradeda dialoguoti. Kad o gal nieko tokio, aš jau gal metai nevartoju, gal čia jau nieko tokio, kad nueisiu į kokią vartojimo vakarėlį, ar tiesiog jis pradeda jau konfrontuoti pats su savim, lyginti save, tada jau yra psichologinis atkrytis. Ir tada, jeigu jisai nesusitvarko su dvasiniu ir psichologiniu atkryčiu, tada ateina fizinis, bet jis neteina iš karto. Todėl yra simptomatika, kad tu gali atpažinti savo atkryčio stadiją. Netgi galima sustatyti, pavyzdžiui, simptomus nuo 1 iki 20. Jeigu paimti pirmas, ten yra 3 dominuojantis patys pirmi, o 20 yra jau vartojimas. Tai ten, pavyzdžiui, ką čia iš praktikos pasakyti, tai kad, pavyzdžiui, pirmas atkryčio ženklas yra vienatvė, paimkim, ane? Vienatvė, kaip jausmas, kaip apatija, vienatvė. Tai reiškia, kai aš pripažįstu, kad man tai yra kaip simptomas ir mano pavojinga situacija, kaip vienatvė, reiškia, aš neturiu atsiriboti nuo žmonių. Ir jeigu mano artimieji, kurie yra mano sveikimo kely kaip galingesnė jėga, man pradeda sakyti, Elijau, tu jau kokias 3 dienas neskambini, būni vienas, kai mes esam kažkur tais bendroj patalpoj, tu dažną kartą atsiskiri, arba sakai, man reikia pabūti vienam. Tada yra signalas, kad žmogus eina link antros simptomatikos. Ir dažniausiai tai būna, tada eina kas tokia apatija, neviltis, nieko nenorėjimas, paskui toksai per daug tikėjimas iš kitų žmonių, toks yra simptomas. Tai reiškia, kai tu numeti atsakomybę vėl ant kitų žmonių, kad jie čia tau padės susitvarkyti ir pats neieškai pagalbos. Ir taip eina, nuo 1 iki 20. Netgi yra toks pasakymas, labiau iš praktikos matau, jeigu žmogus einantis blaivybės keliu sugeba atkirti savo suvaldyti iki kokie 13-14, simptomo jis niekada nepradės vartoti. 13-14. Jo, jeigu nuo 1 iki 13-14 simptomo sulaiko atkirti, susitvarkymo būsėse dvasiniam, psichologiniam atkirti, jis net nueis iki fizinio atkirčio. Jeigu jau toliau, jau virš 15, jau labai yra sunku sustabdyti. Jau ten yra taip greitai, gali per dieną netgi 5 būti. Ten neigimas, ėjimas ten, ta prasme, į pavojingos situacijas, nebesilaikimas praktikų, nebeinu į grupės ir čium. Ir tada tikriausiai vėl ratas iš naujo prasideda ir vėl reikia. Tada įvyksta atkrytis, tada pavartoja žmogus ir tada yra labai svarbu nesureikšminti atkryčio.
Va tada yra labai svarbu nesureikšminti atkryčių. Tai yra labai sunku padaryti ir čia yra irgi didesnė dalis artimųjų atsakomybės arba tokios kaip pagalbos, nes tada prasideda panika. Nu, natūrali tokia, ten metus nevartojo žmogus ir išgėrė. Ir jeigu pradeda artimieji sureikšminti, kaip tu galėjai, kas čia įvyko, viskas, visi metai blaivybės nusibraukė. Viskas nusibraukė, nieko tu nebepasikeitė. Ir va taip, va tada gaunasi niekada tas žmogus, jis tada išlips iš atkryčio tada, kada visiškai vėl nusivartos. O kaip atrodo nesureikšminti atkryčio? Nu tiesiog, atsitiko, dėl ko atsitiko. Netgi pasakyti, čia vienas kartas, tu juk metus blaivas, tai jau daug. Tokį iš esmės nuraminti ir tą žmogų, ne? Čia nenurim, čia yra tiesa. Ai. Čia yra tiesa. Čia nenurim, tu nemeluoji, ta prasme, kad tu tiesa, tu turi vertinti realiai ir artimieji ir priklausomas žmogus turi vertinti realiai. Metai aš jau blaivas, per metus vieną kartą pavartojau. Tai yra negerai, tai kažkur tais aš, ta prasme, suklydau, praanalizuoti vėl savo atkrytį ir vėl toliau gyventi blaiviai. Supratau. Jo, ir va taip yra, netgi būna terapeutai, netgi sako, kad toks mitas yra, kad atkrytis yra neišvengiamas veikimo dalis. Jo. Taip, neišvengiamas. Psichologinis ir dvasinis tikrai neišvengiamas. Bet tokiu atveju aš galvoju, tas atkrytis, tai, tarkim, tai vėlgi terapeutas gali padėti. Tarkim, žmogus, jeigu yra sąmoningas ir yra to keliu. Tai... Todėl ilgalaikės bendruomenės, kurie metai gydosi žmonės, jie paruošia priklausomą žmogų. Ten praeina visas tolerancijas, visas dalykus, tai 12 žingsnių programą, paskui atkryčio prevencijas visas, susitvarkymo būdus visus ir žmogų paruošia, jau jis žino išeidamas iš ten, kaip tvarkytis, kokia simptomatika ir visą kitą. Jo. Tai nesureikšminti. Tai nėra gerai, kad jis atkrito, bet tai nėra pasaulio pabaiga. O kaip, pavyzdžiui, aš galvoju, mes čia vis tiek irgi šito pokalbio metu daug šnekėjom visai apie paauglius. Ir čia, aišku, ir labai garsiai nuskamba gal tos visos temos apie paauglius, kartais ir netekčių būna. Kokia yra Lietuvoje situacija, kai paauglys susiduria su priklausomybė? Ar yra pagalbos? Tarkim, aš iš savo patirties, galbūt nežinau, ar čia asmeninė buvo, bet aš jaučiausi šiek tiek viena, palikta. Taip yra, žinokit, tėvai yra vieni, didesnė dalim su šita problema, kol jis sugaus 18 metų. Yra pagalba, ten priklausomybių centras, Kaune nepilnamečių, bet jis ten labiau toksai kaip, ta pagalba yra kaip tokia nuvesti paauglį saviizoliaciją, kad jis pabūtų truputį saugioje aplinkoje, bet vidinės problemas pačios nesprendžia, dėl ko jis vartoja. Esu girdėjęs istorijų, kad ir ten kartais randa, kur pavartoti. Jo. Tai šiaip, mano nuomonė, Lietuvoje šiai dienai pačios kaip programos, kuri efektyviai būtų veiksminga gydyti patį priklausomą žmogų paauglį, ten irgi tinka 12 žingsnių programa, viskas tinka, bet paauglys turi tokį specifinį dalyką, kad jį reikia ir sudominti to programą, ir reikia įtraukti, ir reikia kažkaip tais atrasti prieimo prie jo ir kažkokią tokią terapiją, kuri būtų susijusi su bendruomenė. Aišku, būna ten su tėvų leidimais, ten paima tų suaugusių, bet labai retai, čia pasiseka, bet dauguma tai sprendžia patys tėvai. Jo. O, pavyzdžiui, iš jūsų patirties, jeigu vis tiek tikriausiai turit, ar sprendžia tėvai sėkmingai ar nesėkmingai? Ar čia aš daug ko nežinau. Jo. Yra ir taip, ir taip. Yra ir taip. Yra nemažai ir nesėkmingų atvejų, ir labai sėkmingų atvejų. Tikriausiai taisyklės galioja tos pačios ribos. Sistema. Visiškai, ypač paaugliam, tai yra ribos, tai yra konkretumas,
pasiekmes, atsakomybės ir dar kas yra labai svarbu, kad patys artimieji, ypač suaugę tėvai, supažindintų arba mokintų paauglį vaiką aplamai suprasti savo jausmus. Aplamai suprasti savo jausmus. Kas tokie jie yra, iš ko atsiranda, koks jausmas eina po vieno jausmo, kitas jausmas, pasižiūrėti tą jausmų lentelę, netgi pavadinimus, kad žinotų paauglys. Džiaugsmas, ne vien tik pyktis, liūdesys ir džiaugsmas. Yra daug paletė, nes kodėl tai svarbu? Nes kai vyksta sutrikimas priklausomybės ligos, tai pirmiausia, susirga jausmai. O kai paauglys jisai nežino, kas su juo dedasi. Dažną kartą netgi ir patys tėvai jie pasimeta. Įsivaizduojat, paauglys. Jam yra paauglystė, jau automatiškai susirgia jausmai. Jie apatiški, neįdomu niekas. Aplamai dabar paaugliai tokie, mano nuomonė, yra visiškai atsitraukę nuo gyvo santykio patys nuo savęs, kaip asmenybė, aš su savim, tarp draugų jie labiau bendrauja socialiniais tinklais, gyvo kontakto neturi. Ir tokia kaip ir yra tarp žmonių, bet to pačiu yra saviizoliacijoje, tokioj, tam tikroj. Aš su savim. O priklausomybės liga, jinai pagrindinis taškas, kaip mechanizmo priklausomybės lygos, žmogų priklausomą nuvesti į totalią saviizoliaciją. Va taip reiškia, aš izoliuoju pats save nuo savęs, nebepriemu savęs toks, kas su man, nebesvarbu, ką aš jaučiu, ką aš noriu, ką aš svajoju, kokie mano tikslai, aš apie priklausomą žmogų kalbu. Man viskas tampa vienodai. Man užtenka, kur galvą priglausti ir kad būtų ta prasme išgerti. Jeigu pavalgyt bus, tai ačiū Dievui. O jeigu nebus, tai nebus. Svarbu, kad būtų. Tai va, čia yra saviizoliacija. Toliau atsitraukti saviizoliaciją nuo socialinio viso gyvenimo. Tai reiškia santykius visus nutraukti, sugadinti, kad tik tais ta prasme nebūtų, kad aš nebūčiau atsakingas, skyrybos, teisės praradimai, su tėvai susipykti, su bendradarbiais, su giminėm, kad visiškai aš būčiau vienas. Ir alkoholikai dažną kartą dėl ko vieni pradeda gerti. Dėl to, kad nueina visiškai saviizoliacija. Netgi žmonės nueina į tokią visiškai saviizoliaciją, kad jie netgi gyvena tokiam tam tikrą dalim tokioj beprotybei. Jau žmogus, kai yra gilioj saviizoliacijai, tu jam sakai, nors akivaizdžiai matosi, kad jis turi problemų, ten, kad ir gatvėje jis gyvena. Visiškai. Bet jau tam sakai, siūlai pagalbą, jisai nepriema tos pagalbos ir jis sako realiai sutikinčia širdim, kad jam viskas yra normalu. Taip. Jo. Aš gal net sakyčiau, kad pažįstu tokį žmogų. Jo, jisai sako, viskas pas mane gerai. Ir tu supranti, kad jis tiki tuo. Bet tokiu atveju tikriausiai ką gali padaryti? Čia jau stebuklo reikia. Čia jau reikia stebuklo. Čia reikia stebuklo. Yra tų stebuklų tikrai, iš tokių stadijų. Todėl paaugliui, jeigu grįžtant prie paauglio, jam reikia mokinti ir dėti pamatus, kad kuo jis mažiau eitų į saviizoliaciją. Kuo jis mažiau eitų į saviizoliaciją. Gyvas bendravimas, kartu leidimas laiko, jausmų pažinimas, kad jisai suvoktų realybę, kas vyksta. Ir tada, kai jis žino save, jis niekada, jis pažins, jis priims save toks, labai tada yra sumažėja rizika savivertės sumažėjimui. Tada rizika išmokti pasakyti ne. Sumažėja, padidėja, ta prasme, kad jis galės tai padaryti, nes jis pažįsta save. Ir kai ateis tas momentas, o jis ateis pas kiekvieną paauglį šiais metais, ateis ir reikia vieną dalyką suvokti. Nepavyks nei policijai, nei valstybei, nei tėvams apsaugoti paauglio, kad jis nesusidurtų su narkotikais. Nepavyks, tik tu jį gali paruošti šitai kovai, kada jis susidurs. Dabar tokia tolerancija narkotiniam medžiagom, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiesiog jų bet kur gali nusipirkti, bet kas gali nusipirkti. Facebook'e jos pardavinėja, įsivaizduojat. Tai gaunasi, jie rūšių atsiranda vos ne kiekvieną dieną vis naujų, arba tas pačias paturbina rūšis, netgi testai neberodo narkotinių medžiagų. Mokytojai su manim dalinasi, kad sako, vaikas matosi pavartojęs, jo būsena pasikeitusi,
kviečia policiją, kol policija atvažiuoja, padaro testą, testai nerodo. O fiziškai matosi. Tai čia... Tai žodžiu, iš esmės reikia paruošti, išmokinti, sudėlioti, kad vaikas momentų reikiamų galėtų pasakyti. Jis būtų stipresnis negu tas narkotikas. Nes paslėpti jo nepavyks. Čia yra, ta prasme, bergždžia kova. Apsaugot, kad ten nebūtų saugi. Aišku, ta saugia aplinka, viskas gerai, tu gali ten mokyklą parinkti, draugus parekomenduoti, kokius pasirinkti. Bet čia irgi gaunasi toks kaip truputį kova su vėjo malūnais. Nes, geriau yra koncentracija, susikoncentruoti, nekeisti aplinką. Jo. Suprantat, kad čia turi būti saugi aplinka visur. Bet keisti tą, ką aš galiu pakeisti, tokia malda yra. Su priklausomų žmonių. Jo, Dieve duok man išminties ir drąsos keisti tą, ką aš galiu pakeisti. Tai geriau keisti, bet kai artimas žmogus, aš kaip tėvas, aš keisiu, dėsiu pastangas, kad savo vaiką jį paruošti tam susitikimui su narkotinėm medžiagom, ar tai bus tabakas, alkoholis ar kitos narkotinės medžiagos, kad jis tuo momentu turėtų vidinės stiprybės. Sakyti, man to nereikia. O jeigu ir pabandys, jis vis tiek turės vidinę stiprybę palyginti, ar jam apsimoka vartoti, ar neapsimoka. Daug paauglių pabandė po vieno karto tie, kur pasiruošė, pasipiktinant narkotinių medžiagų ir sako, kas čia per nesąmonė. Ir jie daugiau nebeėma. Tai aš tik tai galvoju, jo, čia viskas labai įdomu. Tai bet iš esmės, grįžtant prie paauglių, tai dirbti tėvam, šeimai, aplinkai, bet kalbant apie tokį, kad kažkokia programa, prevencija, pagalba jau susidūrus su ta problematika, tai tokios gal kaip ir Lietuvoje nėra labai, ar ne? Prevencijos yra, informacijos daug yra ir tikrai tos mokyklos daro tos prevencijas, kviečia lektorius ir visa kita. Tikrai yra tos prevencijos. Bet nesmė, kaip gydymo programos pritaikytos paaugliams, kaip ir nėra. Kaip ir nėra. Ar kažkokios ilgalaikės reabilitacijos, kur metus galėtų paauglys eiti, vien paaugliai ten būtų. Nėra tokios. Čia aš įsivaizduoju, kad teisiškai čia yra niuansų, bet tikriausiai šiaip tai nėra labai sunkiai gyvendinamas problemas. Nėra. Gal kaip ilgalaikė tokia reabilitacija, kaip įstaiga, kur ten metai eitų gydymas, reiktų kažkaip tais kažką tais stengtis kažkaip padaryti, bet gali būti daug kitokių kažkokių alternatyvų, kaip pavyzdžiui, kad ir stovyklos pačios kažkokios mėnesinės 3 mėnesių kartu paaugliams su tėvais apie narkotikus, apie santykius, apie dar kažką, apie prevencijas, apie tokias kaip mini reabilitacija, kokia 2-3 mėnesių. Tai čia galima tiesiog prigalvoti. Jo. Elijau, paminėjot maldą ir gal aš irgi čia vienas iš tokių klausimų mano. Ar įmanomas sveikimas, čia gal šnekam daugiau apie suaugusius žmonės, be Dievo pagalbos? Koks yra tas Dievo elementas veikime? Iš mano patirties, realiai iš mano patirties, sėkmingesni yra sveikimo keliai tie žmonės, kurie turi santykį su tikėjimu arba Dievu. Jis yra savotiškas kartais, jis būna tiesiog paprastas, asmeninis, per maldą, per rašto skaitimą ar kažkokių knygų susijusių su žmonėm, kurie ėjo to tikėjimų keliu, ten kaip paimkim pavyzdį, kaip tėvo Stanislovo knyga yra, man rodos, Saulė apie Saulę kažkaip pavadinimas yra labai populiari tarp priklausomų žmonių, dėl ko jin populiari. Toks tėvo Stanislovas, dauguma žino, jis ten buvo paberžęs, dabar netgi važiuoja ten suvažiavimai visokie būna. Netgi minimumas taip neoficialiai tarp priklausomų žmonių, kad tėvas Stanislovas buvo pirmas žmogus, kuris pradėjo dirbti su priklausomai žmonėm, kaip reabilitacijos tipo bendruomenė, nes jisai paimdavo geriančių žmonės pas save ten į tą bažnytėlę, ten 3-4 ir leisdavo jiems ten gyventi, jis su jais kalbėdavo, bendraudavo, ten tą dvasingumą visą kitą ir ten tų sėkmingų istorijų pas irgi daug nemažai yra, kurie padėdavo. Tai ir tas tikėjimas Dievu tikrai jisai
Bet čia reikėtų tokį atskirti gal religiją nuo tikėjimo, kad tai nereiškia taip. Bet kiti pasirenka tokį, kaip pasakyti, ta 12 žingsnių programa yra tokia unikali, kad ten kaip ir yra tas trečias žingsnis, ten atiduodu Dievui savo gyvenimą, tai kaip jį aš suprantu, bet labiau matot, kaip yra tie dvasiniai principai, kurie yra labai svarbus veikime. Kad ten ir pats sąžiningumo principas, nuolankumo principas, vilties, tikėjimo principas, pasitikėjimo, paskiau ten bejėgiškumo principas. Jis irgi kaip dvasinis principas, kuris svarbus yra, kai priklausomas žmogus jis laikosi sveikimo principų, sveikimo kely. Ir tie labai padeda, tie dvasiniai principai, kai tu tiesiog nebemeluoji. Turi vilties, ten stiprini tą viltį, tikėjimą. Tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Netgi yra pripažinta teisiškai ir ta prasme, kaip gyjimo procesas, kad tikėjimas, dvasingumas jis yra ir būtinas veikime. Būtinas veikime. Man atrodo, kad šiaip labai daug klausimų apžvelgiam ir tikrai ilgai šnekam. Vienas iš tų momentų, kur nepaklausiu, bet galvoju, galbūt visai bus įdomu ir žmonėm, kurie klauso, šiek tiek papasakoti iš esmės apie savo patirtį šitam visam lauke, kiek jūs laiko dirbat su priklausomais žmonėm arba ieškančiais pagalbos, galbūt kažkiek tai momentų iš savo gyvenimo, jeigu tiesiog sustiprinti tą jūsų žodį. Aš labai turiu tokią, kaip pasakyti, ir praktinę pusę, ir teorinę pusę. Aš irgi buvau paauglys. Ir ta mano tokia paauglystė nebuvo lengva, žiauriai nebuvo lengva. Kodėl man labai pavyksta aš užmegzti kontaktą su paaugliais? Nes kai man buvo 8 metai, mane mama paliko. Aš gyvenau gatvėje nuo 8 metų, realiai. Gatvėje. Aš atsimenu pirmą savo cigaretę surūkiau 8 metų. O kodėl paliko? Tiesiog tėvai išsiskyrė. Tėvas paliko mus ir išvažiavo į kitą šeimą. Tai ir mama tapo alkoholikė, nors prieš tai buvo mokytoja pradinių klasių. Ir jin taip su savo mama, močiutė mano, o močiutė buvo tokia kaip suaugusi moteris, ten karts nuo karto išgerdavo. Nedaug, po biškutį, ir mama, kai išsiskyrė, matyt, nebepakėlė tų skyrybų, pradėjo kartu su močiutė išgerinėti ir kaip lėtinis sindromas, po biškį ten per keletą metų tapo alkoholikė. Ir nebesirūpino manim, ir nuo 8 metų man teko jau gyventi gatvėje ir patirti tas visas patyčias, tas visus išgyvenimus, vienatvės, skausmą, neatleidimą artimiesiems, pasiekmes alkoholizmo tokias, kur tu nesi kaltas, bet tu jauti. Kai tu esi neprižiūrimas, nemylimas, netgi mušamas žmonių, kurie yra apsivartoję alkoholio. Ir atrodo toksai gaunasi kaip, iš pradžių man norėjosi bėgti nuo tų žmonių, nuo tos problemos ir visiškai užsidaryti. Bet atėjo toks momentas, kai vis tiek man kaip vaikui karts reikėjo parsirasti į namus, pabūti su mama, arba mane kažkokios įstaigos grąžindavo į tą šeimą, arba tiesiog pačiam kažkaip tais kartais susinorėdavo, nes aš ilgėdavau mamos pasižiūrėti, kaip jin gyvena. Ir aš atsimenu, pirmą kartą alkoholio pabandžiau 12 metų vartoti. Man buvo 12 metų. O pradėjau vien dėl to, tiesiog, kaip pasakyti, iš pykčio, gal iš tokio nusivylimo, netgi iš keršto mamai, kad tu turėsi dabar vaiką tokį, kokį tu nusipelnei turėti. Aišku, dabar aš suvokiu, kad tai buvo kažkaip klaidos, mąstymas, skausmas, neviltis kažkokia, vienatvė
Bet kai atėjo momentas, ta prasme, praeiti tą kelią, visą tą paauglystę, tas visus 14-15 metų vėl išgerinėjimus, karts nuo karto pabandymus narkotikų, kurie irgi atrodė, anksčiau tai nebūdavo dabar, kaip čia dabar. Anksčiau ten, atsimenu, narkotikų nusipirkti buvo didžiausi kryžius kelius turėjai praeiti. Ja, ten, kol gausi, ten kažkokių tokių būdavo. Tokie jo. Bet pastoviai aš atsimenu, kaip vartodavo man toksai vidinis klausimas, stiprindavo mano neapykantą mamai. Aš kuo toliau vartojau, man stiprindavo neapykantą mamai. Ir visą laiką stovėdavo klausimas. Štai stovėdavo klausimas, kodėl? Kodėl taip atsitiko ir kodėl taip yra. Ir viduj pas mane tokiam paaugliui buvo kaip ir pyktis, neapykanta mamai, bet to pačiu toksai kaip ir noras kitą pusę ją pateisinti. Kai pradėdavau pateisinti, aš netgi pradėdavau pykti ant savęs, kad tu negali pateisinti jos elgesio. Supranti? Ir gaunasi, bet aš noriu sužinoti tiesą. Bet aš noriu sužinoti tiesą. Ir 20 kelių metų teko susidurti man irgi su žmonėm, kurie užsiema sveikimo keliu ir gydymo priklausomybių temom. Ir mane taip užkabino šitas dalykas. Pirmiausia, aš pats save atgavau. Ir kai aš pradėjau save atgaudinėti, pasitikėjimas savim, toksai netgi, kaip pasakyti, sveikas protas atėjo. Nes aš prisėmiau labai daug kaltės dėl savo gyvenimo, kurio aš nebuvau kaltas. Netgi kaltinau save dėl to, kad tėvas mus paliko. Aš kaltinau save labai daug metų. Ja. Kaltinau save, kad aš buvau netinkamas sūnus mamai. Ir jin dėl to nenustojo vartoti. Nes aš girdėdavau iš jos tokių žodžių. Aišku, jie tie žodžiai buvo apsivartojus į jos. Suprantat, kaip jin sako. Tu čia dabar taip, tu čia sukeli, todėl aš išgeriu, nes tu čia neklausai, nesimokai, dar kažkaip tais ir gaunasi, tu pradedi save kaltinti. Ir gaunasi, paskui labai yra sunku pradėti aplamai toksai, kaip tikėti savim. Nes tavo savivertė visiškai yra sudužus. Tai aš įsivaizduoju, faktiškai beveik neįmanoma. Jo, ten. Ir tu net nebegali iš to tikėjimo gaunasi priimti pagalbos. Nors daug žmonių gerų mano gyvenime buvo paauglystėje, kaimynai, tetos, bet tu tiesiog nebetiki ir tau, kai tau nori padėti, tu bėgi nuo tos pagalbos, nes tu netiki tą pagalbą, nes tu netiki savim. Ir dabar dažna taip kartą paaugliai taip daro. Tu nori jiems padėti, jie bėga nuo tavęs. Jie bėga. Nes aš nesijaučiu vertas priimti pagalbą. Labai yra sunku priimti pagalbą, kai tu nesi vertas. Arba dar toks, žinot, kaip gaunasi, kai tau siūlo pagalbą ir tu žinai, kad tu priimsi pagalbą ir jausiesi skoloj dar už tą pagalbą. Sluoksniai. Jo, ir gaunasi, o nesinori skoloti. Nes kažkada gyvenime susiduri su tokiu dalyku, kai tau padeda ir paskui primena, kad tau padeda. Ir tu turi jausti skoloj, kad tau padėjo. Taip dažnai daug kartų artimieji taip daro. Bet iš esmės, sakot, kad maždaug 22 metų atėjote į gijimą, pradėjot gyti, ar ne? Ir nuo to laiko ir... Jo, man 43 metai. Taip. Ja. Taip. Aš dabar skaičiuoju, daug jau metų. Čia 20 metų. Ja. Ir tada padėjot savo ir... Jo, tada aš baigiau mokslus, tada dirbau reabilitacijos bendruomenė ilgai 11 metų. Vilties švyturys toksai. Unikali bendruomenė. Ar jinai dar ir dabar gyvuoja? Yra. Jo, bet ten jau važiuokit tie, kurie rimtai apsisprendė sveikti. Ten labai stipri bendruomenė. Ten vadovas labai puikus, Albertas Lučiūnas. Įkūrėjas, jisai tų pirmutinių centrų, jis tikrai labai myli
priklausomus žmonės ir stengiasi dėl jų. Pradininkas buvo iš vis, kad ateitų finansavimas visiškai Lietuvai iš Europos Sąjungos, ten tokius kelius praėjus, kad gautų priklausomį žmogaus tinkamą gydymą. Ir labai profesionali bendruomenė. Vilties švyturys. Jo, Vilties švyturys, jis tai labai profesionaliai, labai nuostabi komanda ten. Ir šiuo metu tiesiog jau dabar dirbat kaip terapeutas, kreipiasi, gali jūs žmonės kreiptis ar ne? Pagalbos? Jo, gali kreiptis. Ar dar turit vietų? Vietų, suprantat, čia su pasakymu ne. Jeigu yra problemos, vietų visą laiką bus. Tai va. Jo. Ne, bet aš pasilgstu, žinokit, norėčiau vėl dirbti centre. Wow. Tai žodžiu didelė istorija ir jūsų pačią. Aš kažkaip klausydama tai pagalvojau, kad jūs tikriausiai žinot savo vardo reikšmę. Žinau. Natūraliai gavosi. Bet aš gal irgi iš savo patirties, tai kažkaip ir gal jūs kai savo istoriją pasakojat, tai yra ta teorija, kad siela ateidama į žemę pasirenka savo vardą, savo šeimą, savo visą istoriją, situaciją. Tai klausydama jūsų kažkaip pagalvojau, kad labai anksti patekot į tą mėsmalę, vadinkim tokią, kad tiesiog galbūt tą priklausomybę sugebėtumėt pažinti iš vidaus ir galėtumėt nešti šviesą kitiems žmonėms, kurie... Man toks nušvitimas buvo tada, kai aš perskaičiau tokią knygą. Aš iki tos knygos, toks vadinasi, priklausomybė ir malonė. Tokia knyga vadinasi. Jo, ir aš atsimenu, iki tos knygos aš savo priklausomybę tokį laikiau kaip prakeikimą savo gyvenime. Toks kaip gaunasi kaip, bėda. Toksai kaip kryžius, toksai, žinot, toksai gaunasi kančia. Bet kai tą knygą perskaičiau, ten tokia knyga yra apie pašaukimą. Ja, ir aš tada dirbau centre, priklausomybių centre ir aš supratau, blamba. Va tam mane ruošė. Va tam mane ruošė, ką aš dabar darau. Sako, nėra atsitiktinumų. Ir gaunasi taip, viskas nušvito man. Ne veltui viskas buvo. Viskas ne veltui buvo. Tai toks džiaugsmingas. Elijau, aš iš tikrųjų, žinokit, nežinau, kiek mes čia laiko šnekam. Gal kokias 2 valandas, gal truputį mažiau. Noriu labai stipriai padėkoti už šitą pokalbį. Aš kažkaip gal tikiuosi, kad tai bus tiesiog pradžia iš esmės pokalbio apie priklausomybę kitokių. Kartu šito gal pokalbio metu žmonės, kas atpažino save, kas gal įvertins savo realybę, kas sužinojo apie jūs ir sužinojo, kad pagalbos galima gauti, kad išeitis yra. Tai pabaigai šito pokalbio gal tiesiog norėčiau jūsų paklausti, gal yra kažkas, ką norėtumėt pasakyti tam žmogui, kuris šiuo metu gal dvejoja arba nežino, ką daryti. Čia artimam ar priklausomam? Žinokit, aš pat galvoju, nežinau, kas jums gal pirma tokia mintis ateina ir gal tada pasigaus tam, kam reikia to. Jo, čia labai... Atsimenu, kai man atėjo toks sprendimas. Priimti sprendimą ir pasitaikė tokia moteris. Ir atsimenu, tai man taip tiesiai akis žiūri ir jin sako, kaip tu gyveni. Tai žiūri, taip 2 kartus, kaip tu gyveni. Ir aš su ja pasidalinau, kaip aš gyvenu. Antrą klausimą man uždavė, sako, taip žinau. Ar tu nori keisti gyvenimą? Taip žiūri ir akis sako, ar tu nori keisti gyvenimą? Kokius 5 kartus man. Ir sakau, noriu. Ja, noriu keisti gyvenimą. Ja. Viskas keičiasi. Aš noriu pasakyti žmogui, kad tam žmogui ar artimam, kad viskas gali pasikeisti. Realiai viskas gali. Nebesvarbu, kokioje tu esi duobėjai, nesvarbu, ką tu esi padaręs, kokias tu turi pasiekmes, ką praradęs, kokiai tu stadijai, ką tu vartoji, kokias medžiagas, kiek tu pažengęs, ar tu pradžioji, ar tu gali, ar tu jau prie mirties, ar tu, ta prasme, turi viltį ir neturi vilties.
ar artimieji jau nebežinot, kaip daryti. Viskas kardinaliai labai gali greitai pasikeisti, nes blaivybė ir sveikimas yra rankamų pasiekiama. Visiškai šalia. Visiškai šalia, jūs net neįsivaizduojat, kaip yra šalia viskas. Jo, atrodo, čia juoda ir debesis trištos prieš tą tamsoj toj, bet viskas gali kardinaliai pasikeisti, jeigu jūs sugriepsi tą tokį sveikimo kelią ir džiaugsitės tą laisvę. Tai išdrįskit pagriebt, pripažindami, kad reikalinga pagalba. Aš kaip žmogus, ne kaip specialistas, esu pasiruošęs išbūti toj gėdoj su jumis kartu. Ir netgi noriu, pasiruošęs. Toks priklausomas nuo priklausomų žmonių. Ačiū, Elijau, iš tikrųjų už tokį gal šviesų šito viso pokalbio pabaigimą. Dėkinga tikrai. Buvo labai man pačiai įdomu ir smagu ir malonu. Manau, kad šitą dabar pokalbį jau galime ir užbaigti. Ir nežinau, tikėkime, kad galbūt tai bus pradžia į kažką didesnio, o jeigu ne, tai tiesiog... Ačiū Jums, kad pakvietėte.